Treniruojant šią techniką labai svarbu, kurioje vietoj kilt pradeda jūsų koja. Taigi, tikslas yra čia, tai mes prakišti koją turime maždaug va šitoj vietoj. Šitoj vietoj yra koja pakeliama, jinai baigia savo kilimą ir pradeda skristi link raketės. Ir jeigu jūs koją anksčiau pakelsite, jums neužteks to skridimo iki raketės ir jau čionais jau baigsis visa jėga. Jeigu jūs pakelsite koją per vėlai, jums neužteks sugeneruoti jėgos. Taigi idealiausias variantas yra pakelt maždaug po tokių atstumų. O čia, sakykime, yra nepilnai ištesta ranka maždaug. Taigi, atsistojam ir galim treniruotis tokį veiksmą. Koją keliam, va taip. O, ir koja grįžta atgal. 1, 2. 1, 2. Kai jau padarėme šitą veiksmą, galime pradėti posūkį ir dar plius lenkti koją. 1, 2. Lenkiame koją. 1, 2. Lenkiame koją. Šį spyrį sunku daryti lėtai, mėginame greitėti.